Visi sveiki sugrįžę į Sporto veidrodį kanalą YouTube, kuris kalba apie ledo ritulį, apie sportą, apie psichologiją ir stengiasi pagerinti jūsų rezultatus ant ledo ir už jo ribų. Visiems noriu padėkoti, kurie pasirašėte į kanalą, tai labai malonu ir labai vertinga pačiam kanalui. Tada noriu padėkoti dvigubą padėką atiduoti tiems, kurie paspaudėte like mygtukus ir trigubą padėką tie, kurie pakomentavote. Labai ypatingai svarbu yra pakomentuoti, nes man labai įdomu sužinoti, kaip jums iš viso sekasi ant ledo, už ledo ribų, ką jūs veikiat, kaip jūs treniruojatės, ką jūs darot, ko jūs nedarot ir taip toliau ir taip toliau. Ir galite tarp kitko pasidalinti ir su kitais, kurie lygiai taip pat žiūri šitas mano laidas apie sportą sporto salėje, pasiruošimą ledo rituliui ir psichologinį pasiruošimą lygiai taip pat. Ir labai įdomu sužinoti, kaip jūs ruošiatės patys, pasidalinti mintimis, kas veikia, kas neveikia. Būtų labai įdomu, nes kodėl aš tą nuolat akcentuoju ir prašau. Dėl to, kad Lietuvoje pastebėkite vieną dalyką. Niekur niekas nieko nekomentuoja. Yra visiškai bet ką paspausk, rinktinės, kažkokie tai Lietuvos rinktinės rezultatai arba varžybos, kurios įvyko, laimėjo, pralaimėjo. Dažniausiai, aišku, kai laimi labiau ten pakomentuoja, bet pralaimėjo ar tiesiog kažkas tai įvyko. Niekas nieko nekomentuoja. Tai toks įspūdis visada susidaro, kad šitas sporto šaka yra tiesiog mirusi. Niekas nieko nesuinteresuotas ir niekas nieko nenori daryti. Toks įspūdis susidaro bent jau toj visoj internetiniai erdvėj. Tai taip atrodo. Bet gal čia tiesiog man taip atrodo, taip kad tiesiog jūs paskatinu visus, kurie nebijote ir netingite, tai būtinai pakomentuokite. Tai labai yra svarbu ne tik Sporto veidrodžio kanalui, bet ir bendram ledo ritulio vystymuisi Lietuvoje. Noriu tiesiog, sakykime, man šiek tiek liūdna, aišku, nes ši laida išeina sekmadienį. Užvakar buvo penktadienis ir rezultatai kol kas rinktinių nedžiugina ir U18, ir U16, ir vyrų rinktinė. Visi tie turnyrai, kaip matau, sekasi nelabai, nežinau dėl kokių priežasčių. Nelabai sekasi, bet faktas, kad yra kur temptis ir yra kaip reikia gerintis. Taip negaligi būti visą laiką. Net ispanam pralaimėti 4-1, hebra. Baikit juokus vieną kartą. Gerai, varam. Dabar baigėsi šita mano moralinė tirada. Ir dabar grįžtam į žemiškus dalykus. Pašnekėsim vėl šiandieną apie Junusą Barisiką, apie žmogų, kuris padeda ledo ritulio žaidėjams gerėti fiziškai. Labiausiai tai gerėti fiziškai. Gerai, treniruočių šiandien tokia podcastų scenarijus būtų toksai, kad pavadinimas gal labiau treniruočių mitai, kurie tyliai žudo tavo progresą. Yra mitai, žmonės susidarė, esu ne kartą tarp kitų ir per interviu iš žaidėjų girdėjęs, vis dar yra tas tikėjimas mitais. Reiktų tą šiek tiek, sakykime, ištraukti su šaknimis tos mitus, baigti fantazuoti ir užsiimti darbais. Tada ir rezultatai bus kiti. Taigi, kiekvienas žmogus, dabar taip, prieš pradedant dar šiek tiek, Junusas Barisikas, įdėsiu jo nuotrauką, kažkur tai yra treneris, kuris daugiausiai dirbo Suomijoje ir ruošia, dabar neatsiminsiu kokią komandą, bet ruošia komandą Suomijoje jaunimo fiziškai. Jo? Ir jisai parašė ne vieną tokią kaip instrukciją arba knygą. Ir man patiko jo bendra požiūris į viską, į ledo ritulį ir į pasiruošimą ledo ritulyje. Tai dėl to aš jį pasirinkau kaip žmogų, kurį galiu, sakykime, komentuoti ir panagrinėti jo ir perduoti jums jo žinias lietuviškai. Tai varom toliau. Taigi, kiekvienas žmogus šioje planetoje ką daro? Valgo.
nu ir ne tik valgo, bet šiaip dėl ko mes gyvenam, tai dėl to, kad mes valgom. Jeigu nevalgysi, mirsi ir tai yra akivaizdu. Ir vis dėlto, po 10 000 metų, po milijardų suvartotų patiekalų ir po visų patirčių perdodamų iš kartos į kartą, mes vis dar ginčijamės, ką iš viso reiktų valgyti ir kaip reiktų valgyti. Tas iš tikrųjų ypatingai dabar labai yra paplitę, būtent 21 amžiuje, tai iš viso išprotėjimas. Kaip visi dabar nebežino staiga, kaip reikia valgyti ir ką reikia daryti. Vieną savaitę riebalai – blogis, kitą savaitę angliavandeniai – blogis. Dar po mėnesio valgyk intuityviai, o tada dar po mėnesio intuityviai nebevalgyk, nes tai yra pavojinga. Ir tas toksai kalambūras, visko labai daug informacijos, niekas nebesupranta, ką reikia daryti ir iš čia kyla labai nepatogus klausimas. Jeigu žmonija, kuri kasdien valgo, vis dar nesugeba susitarti dėl elementarios mitybos, tai kiek tikėtina, kad tie patys žmonės iš tikrųjų supranta, kaip reikia treniruotis su svoriais. Aišku, aš neturiu omeny tų, kurie jau profesionalų, jūs visada galite kreiptis į profesionalą, susimokėti pinigų jam ir jisai jums padės. Tai lygiai taip pat jūs galite sumokėti ir žmogui, kuris žino, kaip reikia teisingai maitintis, lygiai taip pat galite žmogui sumokėti už tai, kaip reikia treniruotis. Ta visą galima padaryti, bet yra žmonių, pavyzdžiui, nėra finansinių galimybių ar dar kažkas panašaus. Maža kas. Tai reikia ir pačiam. Iš principo reikia visada ir pačiam orientuotis, negali tik tai viską numesti svetimam žmogui, kuris viską už tave išspręs. Reikia pačiam orientuotis ir žinoti, ką reikia daryti. Ypač turint omenyje, kad jėgos treniruotės tai veikla, kuria užsiema tik nedidelė dalis visuomenės. Šiandien pakalbėsim apie treniruočių mitus, ne tuos, kurie erzina, o tuos, kurie nepastebimai stabdo tavo progresą metus laikydami tave toje pačioje vietoje. Ir svarbiausia, kad nebus kalbama apie nuomonės, kalbėsim tik apie faktus, palyginimus ir realybę. Tai va, tokie dalykai. Pirmas mitas, varom iš karto, kilnoti sunkius svorius yra pavojinga. Beveik visi esame girdėję. Ką mes esame girdėję? Sugadinsi kelius, sutraumuosi nugarą, dar ne tavo amžiui, ir palauk, kol sustiprėsi. Čia vieni iš tokių populiariausių. Logika yra paprasta. Jei svoris sunkus, jis yra pavojingas. Ir viskas, taškas. Bet Junusas siūlo pažiūrėti, ką sako duomenys, o ne jausmai. Ir ne babučių pletkai. Yra 2 sporto šakos, kuriuose svoriai yra maksimalūs. Tai tos 2 sporto šakos yra sunkioji atletika, rovimas ir stūmimas, ir jėgos trikovė, pritūpimai, spaudimas ir mirties trauka. Pagrindiniai pratimai. Tyrimai rodo, tarp kitko, sustabdysiu šiek tiek, tyrimai rodo, aš įdėsiu visus tuos tyrimus ir nuorodas į tyrimus, kurias jūs galėsite paskaityti, jeigu labai norėsite, įsitikinti, kad jisai iš tikrųjų nešneka nesąmonių ir kad tai viskas yra paremta mokslu iš principo. Tyrimai rodo, kad sunkioje atletikoje apie 2-3 traumos per 1000 treniruočių valandų. Jėgos trikovėje 1-4 traumos per 1000 valandų. Ir tai yra labai mažai. Jeigu norėti palyginti, tai krepšinis, futbolas, ledo ritulys tai yra sportai, kuriuos laikome normaliais ir saugiais. Ten traumų skaičius rungtynėse būtų toks. Krepšinėje apie 10, futbole 19 netgi, ledo ritulyje virš 16 ir amerikietiškame futbole iki 36 traumų per 1000 dalyvavimų. Ir dabar staigmena. Rekreacinis bėgimas, tai tiesiog išėjai į lauką ir pradėjai bėgti, apie 10 traumų per 1000 valandų. Tai reiškia, kad ramus bėgiojimas parke yra pavojingesnis nei sunkumų kilnojimas salėje. Klausimas ne ar svoris sunkus, o klausimas kaip tu jį keli. Tinkama technika, kontroliuojamas judesys, protingas krūvio progresavimas. Tokiu atveju jėgos treniruotės tampa ne grėsme, o vienu saugiausių fizinio aktyvumo būdų. Antras mitas. Svoriai tave daro standų ir nelankstų.
Daug kas bijo, kad treniruotėse salėje užrakins kūną ir taps tokiu mediniu, sakykime taip, kaip mes sakom Lietuvoje, mediniu. Bet pažiūrėti reikia į realybę. Olimpiniai sunkiaatlečiai giliai pritupia, turi mobilias čiurnas, klubus, pečius, laiko 100 kg virš galvos. Jei svoriai darytų žmonės standžius, medinius, kaip tai yra išvis įmanoma? Atsakymas paprastas. Problema yra ne svoriai, problema yra sutrumpinta judesio amplitudė. Jeigu niekada nepritupi iki galo, vengsi pilnos amplitudės judesio, visada pasaukosi save, tavo kūnas prie to prisitaikys. Mobilumas yra kaip raumuo, jei jo nenaudoji, jis dingsta. Tyrimai rodo, kad treniruotės su vidutiniais ir sunkiais svoriais atliekamos per pilną judesio amplitudę gerina lankstumą ne prasčiau nei tempimas. Kartais netgi geriau. Taigi klausimas klausytojui. Ar tu vengi pilnos amplitudės todėl, kad ji pavojinga, ar todėl, kad ji atskleidžia tavo silpnas vietas? Čia sutiksiu aš pilnai. Iš savo patirties iš principo, kiek aš kilnoju tos svorius. 6-7 metus jau. Ne tai, kad profesionaliai, bet tiesiog savo, rekreaciškai. Tai, yra. Teisybės daug. Trečias mitas. Svoriai nepadeda sportiniam rezultatui. Ypač populiarus mitas tarp komandinių sportų. Argumentas būtų toksai. Čia ne tas pats judesys, ledo ritulyje nebėgioji ir salė ne aikštė. Ir tai yra tiesa. Judesių mechanika skiriasi. Bet jėga ir galia yra universalius. Tyrimai su ledo ritulininkais rodo, greitį ant ledo labai gerai prognozuoja 40 jardų arba apytiksliai 39 metrai sprintas ir vertikalus šuolis. O kas lemia sprintą ir šuolį? Ta prasme, jeigu gali nustatyti paprasčiau, paaiškinsiu gal kas nesupras, ne? Tai jeigu greitis ant ledo yra lygu greitam bėgimui sprinte 40 metrų apytiksliai ir šuolis į aukštį. Tai lemia, kaip tu greitai judėsi ant ledo, kaip tu atsispirsi greitai ir taip toliau, kaip tu nuo taško A iki taško B nulėksi, kokiu greičiu ir koks tu greitas esi. O kas lemia būtent tą sprintą ir tą šuolį? Tai yra gebėjimas greitai sugeneruoti didelę jėgą, staigiai. Jeigu esi stiprus ir turi gerą sprogstamąją jėgą, su gera technika, tu būsi greitesnis ir viskas. Čia galim dėti tašką. Svoriai nepakeičia sporto įgūdžių, bet jie padidina tavo potencialą. Taip, įgūdžiai tai yra visai kiti dalykai. Tai čiuožimas reiškia, ką reikia daryti, čiuožti papildomai, tam, kad būti manevringu ant ledo. Jeigu nori driblinguoti, reiškia bent 15 minučių kasdieną daryti driblingą. Ar ant ledo, ar ant sausumos, nesvarbu, bet kasdien. Ir tai ir yra labai didžiulis skirtumas, nes jėga yra irgi įgūdis. Ta irgi reikia atskirai mokyti, daryti ir treniruoti. Mitas 4. Nestabilūs paviršiai pagerina sportinę formą. Čia galiu pasakyti prieš tai, kai aš skaičiau jau tą originalą Junuso Barisiko, tai jis čia labai pyksta. Ir su keiksmažodžiais, man atrodo. Bosų kamuoliai, balansinės lentos ir putų padeliai. Atrodo funkcionalu, atrodo sportiška labai, ar ne? Bet tyrimai rodo priešingai. Sportininkai treniruojasi ant stabilaus pagrindo, pagerino sprintą. Tie sportininkai, kurie treniravosi ant stabilaus pagrindo, pagerino sprintą, šuolį ir galią. Tie, kurie derino su nestabiliais paviršiais, nepagerino nieko. Kodėl? Normalus klausimas, aišku, kodėl? Nes sumažėja jėgos išvystymas, sumažėja galia ir nėra pakankamos perkrovos. Balansas yra specifinis, jeigu nori būti stabilesnis ant ledo, tu turi čiuožti. Štai sakiau, salėje tu turi variklį, o sporte mokaisi jį naudoti. Gerai, 5 mitas – sportui specifinės treniruotės salėje.
Tai pats pavojingiausias pagal Junusą Barisiką yra mitas, sporto salė nėra vieta imituoti sportą, ji yra vieta kurti atletą. Nėra ledo ritulio jėgos, toks dalykas pagal jį neegzistuoja. Į krepšinio greičio, futbolo, ten, nežinau, vikrumo, dar kažko tai. Nėra tokių dalykų, yra tik jėga, greitis ir galia. Atskiri dalykai. Arba tu juos turi, arba tu jų neturi. Salėje mes stipriname, didiname rezervą, mažiname traumų riziką. Ant ledo juos realizuojame. Vat ir viskas. Vat ir viskas. 5 mitai, ką tik juos įgarsinau. Tikiuosi, kad jums visi tie mitai yra žinomi, pažįstami, jūs esate juos girdėjote, galbūt netgi jūs jais tikite. Ir pabaigai, jeigu klausydamas šio epizodo bent kartą pagalvojai, o gal aš treniruojuosi ne taip, kaip galėčiau treniruotis, tai jau yra progresas. Mitas yra patogu, minkšta ir švelnu ir šilta, o tiesa reikalauja ko? Darbo ir noro keistis tiesiog. Galbūt nereikia pult keisti viską iš karto, bet pradėti nuo mažų dalykų. Ir pirmas dalykas, kurį galėtume savęs paklausti, tai ar mano treniruotės iš tikrųjų artina mane prie rezultato, ar tiesiog leidžia jaustis saugiai. Nu vat ir viskas. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū tiems, kurie paspaudėte patiktukus, ačiū tiems, kurie pasirašėte į kanalą. Ir tarp kitko noriu pasidžiaugti, kad šitas laidas, kurios yra neįdomios, gal jos reikalingos labai, gal jos ne pačios įdomiausios, aišku, ne pletkų, kaip sakant, aš čia nepasakoju, bet jos yra sportininkam reikalingiausios. Norit gerų rezultatų, pradėkit dirbti. Vat ir viskas. Čia nėra kitos kalbos. Ir mes susimatom kitą kartą. Ir kitą kartą mes pakalbėsime apie kitą ypatingai reikalingą įgūdį. Tai yra psichologinis dalykas. Psichologinė ledo ritulio dalis. Visiems ate, susimatom kitą sekmadienį.